Ieškote pusryčių sumuštinių idėjų? Turiu 4. Visos maistingos 3 skanios. Nuo paprastų iki įdomesnių variantų. Viskas, ko reikia, tai pasirinkti duoną. Rekomenduoju Lietuvos kepėjo Mortos su raugų duonos seriją, kur nuo rugsėjo 1 dar ir konkursas prasideda. Bei galite laimėti ne bet kokį, o Samsonite lagaminą. Daug informacijos ant etiketės. O pirmam sumuštinių variantui naudoju šviesę su viso grūdo raugo miltais, prie kurios prisijungia trinti avokadai, meduje ir čili keptas varškės sūris, beje, jį galite keisti halumi. Ir pomidoriukai. Paprastas, bet labai įspūdingas variantas. Tuomet griebiam tamsios su saulėgrąžomis duonos riekelę. Kaip ir visas duonas lengvai paskrudinam, tepam varškės kreminio sūrelio, ant viršaus riekelėmis pjaustyto avokado, kažkiek druskos ir sezamo sėklų. Toks tinginių variantas, bet skonis nemažiau įspūdingas. Mortos tamsiai duonai su medumi, priderinu plaktą ir lengvai keptą kiaušinienę. Paskaninam traškiu čili aliejumi, dar kokios lašišos ant viršaus ir praktiškai viskas. Užkandam kokiais pomidoriukais ir derinys bus taip pat nerealus. Beje, komentaruose būtinai palikit, kokį variantą jūs gaminsitės. O gal turit savo receptą? Parašyk. O pusryčius finišuojam su šviesia duona bei saulėgrąžomis, kur vėl naudojam varškės kremą, dedam braškio uogienės ir keptos šoninės, dar plaktos kiaušinienės ir viskas. Dar vienas variantas ant jūsų stalo. Žinau, kad kažkam bus keista, bet man šis variantas turbūt labiausiai ir patiko. Tad griebk savo mėgstamą Mortos duonos variantą ir gali pradėti planuoti savo pusryčius. Skanaus!